kokie tie 3 raudoni šauktukai kiekvienam, kad prieš pasidalindami kokią nors skandalingą informaciją blogą, 3 dalykai. Tai pirmas ir būtų tie 3 raudoni šauktukai, kad jeigu yra tenai 3 raudoni šauktukai ir daug dramos ir čia neva atskleista kažkokia tai labai jaučia super skandalinga informacija, tai tikėtina, kad tai yra skirta pakursti emocijoms ir dramai. Ir geriau jau žiūrėti su žybsniu druskos ir šaltų protų. Antras dalykas - tikrinti šaltinį, vienareikšmiškai. Jeigu tai yra iš kažkoks tai neaiškus Facebooko profilis, neaiški grupė, kažkas tai, ko jūs anksčiau nematėte ar nežinote, imti su labai, labai didelę skepsio dozę, aš siūlyčiau. Tikrinti informaciją, ar ta informacija, kuri yra, ir trečias, tai tikrinti, ar ta informacija, kuri yra paskleista, yra oficialiuose kažkokiuose šaltiniuose tiek valstybės institucijų arba nacionalinėje žiniasklaidoje. Jeigu to nėra, tai aš vertinčiau labai, labai skeptiškai tą informaciją, ypač susijusią su nacionalinio saugumo klausimais, su politiniais bet kokiais klausimais, ekonomikos klausimais, nes tai tikėtina yra skirta tam, kad arba sutraukti kuo daugiau dėmesio, arba kai kuriais atvejais skirta klaidinti visuomenę ir sėti kažkokią tai melagingus naratyvus. Ir dar paskutinis šios temos klausimas apie dirbtinį intelektą ir jo galimybės, kai mes jau kartais ir patys nežinom, ar tikėti tuo, ką matome ir girdime, ar čia yra dirbtinio intelekto produktas. Tai ir nuotraukos, ir balsas, ir kas tik tai nori. Taip, tai labai daug turinio socialiniuose tinkluose dabar yra sugeneruota dirbtinio intelekto, dėl to, kad tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas, labai gerai geba generuoti kažkokius tai vaizdus, nuotraukas. Galbūt čia teko matyti nuotraukų su neva tai tinkluose tai bus. Jeigu tai bus institucija ar žiniasklaida, tai tikėtina, kad, netikėtina, bet iš tikrųjų nebus dirbtinio intelektų sukurta. Tekstų labai nemažai yra rašoma dirbtinių intelektų, juos galima atskirti iš super sklandžių formuluočių ir tokios drungno stiliaus, nes dirbtinio intelekto tonas labai dažnai būna toksai drungnas, bendrinis ir liaudiškai tariant apie nieką. Dabar būna ir blogesnių būdų naudoti dirbtinį intelektą. Pavyzdžiui, aš knygoje aprašau tokį atvejį, kur prancūzų žurnalistas, kuris dirbo Donbase, sugrįžęs namo į Prancūziją, buvo priverstas klausyti savo šeimos, kuris sako, kad ukrainiečių kariai masiškai dezertiruoja. Ir jis paklausė, iš kur jūs tai sužinojote savo artimųjų šeimos narių. Ir jie jam parodė kelis video iš Twitterio arba X vadinamojo, kur dirbtiniu intelektu sugeneruoti vaizdai, neva ukrainiečių jauni kareiviai vyksta į frontą verkdami, nes sako, aš nenoriu mirti už šitą šalį, už šitą prezidentą ir taip toliau. Tai tokie dirbtiniu intelektu sugeneruoti vaizdai yra naudojami sėti melagingus naratyvus mūsų galvose, neva, pavyzdžiui, ukrainiečių kareiviai nenori kariauti, kad tenai, žodžiu, moralė yra kritusi ar kažkas. Tai, vėlgi, realybė yra tokia, kad žinoma, kad ukrainiečiai yra pavargę nuo karo. Vienareikšmiškai tai jau tęsiasi daugiau nei 4 metus. Bet, jie tikrai nėra pasiryžę pralaimėti Rusijai, kaip tik jie yra pasiryžę laimėti prieš Rusiją. Tai čia tiek trumpai apie dirbtinio intelekto galimybės. Mes kuo toliau, to matysime vis daugiau turinio sugeneruoto su dirbtiniu intelektu. Savaime dirbtinis intelektas nėra nei geras ar blogas, tai yra įrankis. Tai yra, tarp kitko, lygiai tas pats, tai yra tiesiog labai labai sudėtingas algoritmas. Tie vadinamieji didieji kalbos modeliai, generatyvinis dirbtinis intelektas, geriau mums žinomas kaip ten ChatGPT ar Google Gemini ar Claude.
Tai yra tiesiog ilgas algoritmas, kuris milžiniškus kiekius informacijos. Ir aš kalbu apie tokius kiekius informacijos, kiek visa žmonija sukūrė per savo visą gyvenimą. Yra apdorojęs. Ir algoritmas pats, dirbtinis intelektas savaime, jisai negalvoja, jisai nesupranta tų sąvokų. Kai mes parašome kažką dirbtiniam intelektui programėlėje kažkokia, labai svarbu suvokti, kad už jo esantis algoritmas nesupranta nei ką reiškia žodis mama, lietus, Lietuva ar kažkas tai tokio. Neturi šito supratimo. Bet tas algoritmas, išanalizavęs milžiniškus kiekius informacijos, tiesiog dėlioja žodžius vienas po kito, kurie yra labiausiai tikėtina, kad tenai turėtų būti. Ir taip atsiranda tie dirbtinio intelekto atsakymai ar sakiniai, kurios mes perskaitę, mums atrodo, kad tas dirbtinis intelektas galvoja, iš tikrųjų jisai negalvoja, tai yra tiesiog žodžių sudėliojimas pagal tai, koks žodis turėtų tenai labiausiai arčiausiai būti. Tai nėra galvojantis daiktas. Galvojantis daiktas yra vadinamasis General Artificial Intelligence arba, nežinau kaip lietuviškai, galbūt bendrinis dirbtinis intelektas, kuris reikštų, kad dirbtinis intelektas geba mąstyti taip pat kaip žmogus, kaip žmogaus smegenis, suvokti konceptus ir daryti visą mąstymo seką. Tai mes esame labai toli nuo to, tam reikia milžiniškų energijos resursų, su to mokslininkai dirba, bet vargu bau. Dabar, ką mes čia turime, tai mes turime labai tiesiog sudėtingą algoritmą, kuris dėlioja žodžius vienas po kito, arba ten paveikslėlius piešia, ar ten dėlioja video, bet savaime jisai nieko nesupranta ir nieko negalvoja. Ir tai yra tiesiog vienas didelis algoritmas.